Sveiki, brangūs draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Asa pasitikėjo Dievu. Viešpats nugalėjo kušitus, išsireikiavusius prieš Asą ir Judą. Kušitai bėgo. 2 metraščių, 14 skyrius, 11 eilutė. Asos tikėjimas buvo rimtai išbandytas, kada kušitas Zerachas išžygiavo prieš juos su 1 milijonu vyrų kariuomenė ir 300 kovos vežimų. 2 metraščių 14 skyrius 8 eilutė ir įsibrovė į jo karalystę. Šią krizinę akimirką Asa nepasitikėjo paties pastatais, apmūrytais Judos miestais, mūrais, bokštais ir vartais. Taip pat jis nepasitikėjo ir savo karžygiais, kurie sudarė kruopščiai apmokytą armiją. Karaliaus pasitikėjimas buvo viešpaties kareivyje. Išrikiavęs savo armiją, jis ieškojo pagalbos pas Dievą. Priešiškos kariuomenės stovėjo viena priešais kitą. Tai buvo išbandymo akimirka tiems, kurie tarnavo viešpačiui. Ar buvo išpažintos visos nuodėmės? Panašios mintis sukosi valdovų galvose. Žiūrint žmogiškomis akimis, galinga kariuomenė iš Egipto nušluos viską, kas pasitaikys jos kelyje. Taikos metu Asa nepasinėrė į linksmybės ir lėbavimus. Jis ruošėsi nenumatytiems atvejams. Jis turėjo armiją, paruoštą kovai, jis stengėsi, kad jo žmonės turėtų ramybę su Dievu. Ir dabar, nors jo pajėgos buvo menkesnės nei priešų, vis dėlto jo tikėjimas tuo, kuriuo jis pasitikėjo, nesusilpnėjo. Ieškodamas viešpatės savo klestėjimo dienomis, karalius galėjo pasitikėti jo ir nelaimės akimirką. Jo malda parodė, kad jis žinojo apie Dievo nuostabią jėgą. Asos malda yra ta, kuria kiekvienas krikščionis gali tinkamai naudotis. Gyvenimo kovoje mes turime susidurti su blogio jėgomis, kovojančiomis prieš tai, kas teisinga. Mūsų viltis nėra nukreiptos į žmogų, bet į gyvąjį Dievą. Turėdami tvirtą tikėjimą, mes galime tikėtis, kad savo vardo šloviai jis suvienys savo galybę su žmogiškomis pastangomis. Apsiginklavę jo teisumo ginklais, mes galime pasiekti pergalę prieš kiekvieną priešą. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.